Dalius neįgaliojo vežimėlyje sėdi jau 6 metus. Vaikinas sako, kad prabangiais automobiliais užstatytos neįgaliesiems skirtos vietos tikrai ne mitas. Ir nors įstatymai pareigoja vairuotojus prie neįgaliojo ženklų pažymėto automobilio palikti bent 3 metrus laisvos vietos, vis daugiau gudruolių automobilį palieka ant brūkšninės juostos. Ta juosta tarp mašinų, kur baltai yra pažymėta baltais brūkšniais, yra ne veltui. Žmonės atvažiavę su neįgaliuoju vežimėliu, jiems tiesiog reikia daugiau erdvės tą vežimėlį pasistatyti, įsistatyti, jį atsisėsti, pasidėti. Tiesiog jam reikia tos vietos. Iš šitaip užstatyto automobilio aš sunkiai, bet išlipu. Tačiau įsivaizduokite, kaip tai padaryti žmogui, kuris važinėja su neįgaliojo vežimėliu. Būna pasitaiko, kad taip atvažiuoja, kad ir kokią parduotuvę, ir kad pasistoji, išlipi, viskas normaliai, nuvažiuoja į parduotuvės grįžti, kad užstatyta. Tai tenka laukti, kartais sulaukęs ir valandą laiko, kol ateina žmogus kažkoks atsipalaidavęs. Kartais atrodo nesunku ir palaukti, bet kartais būna, kad tikrai reikia, tikrai skubi ir atrodo kaip tyčia specialiai ir tada tikrai būna ir pikta, ir liūdna. Kauno kelių patruliai kartu su pilietiškos organizacijos Baltai juoda nariai surengė specialų reidą ir pabandė atspėti, kokias negalias turi specialiose vietose neženklintus automobilius pastatę vairuotojai. O štai ir pirmasis toks. Aš negalėjau pastatyti, nes kita mašina stovėjo kreivai. Tai tada pradedam nuo galo. Aš tiesiog paprastą klausimą klausiu. Kokia galimybė yra neįgaliajam dabar išlipti iš automobilio šitą vietą? Čia negalima. O kaip man reikia išlipti? Kokio diametro automobilis? Davai tada visus paimam ir visas pastatęs reikia, tai ką man daryti? Jūs pažeidėte? Bravo, daug 20 cm. Prašom, į automobilį. Pasak pareigūnų, argumentai visada tokie patys. 100 vietų yra toliau, ponas. 5 minutėm užbėgam. Tai visi čia ne dienai atvažiuoja. Problema egzistuoja ir galbūt kažkiek tendencija padidėjo, ypač, nežinau, vasaros metu šiek tiek galbūt atsipalaidavo žmonės ir tos teisės normos galbūt šiek tiek daugiau yra nepaisoma. O štai kitas pakliuvęs vyriškis nešiojasi kišenėje neįgalumą įrodantį pažymėjimą, tačiau mašinos ženklinti neskuba. Aš buvau įsiklijavęs tą sėdinti, bet vienas sako, kad dabar negalioja šitie dalykai, tai aš taip ir nesupratau. Tai turiu aš savo tą pažymėjimą ir naudojuosi. Policija prastų naujienų turi ir tokiems vairuotojams. Jei neįgalus asmuo nori automobilį statytis jam skirtoje vietoje, privalo mašiną pažymėti specialiu ženklu. Nes net ir turint neįgaliojo pažymėjimą gresia bauda iki 40 litų. Pažymėjimo neturint teks pakloti iki 300.